Sveiki, brangūs draugai, su jumis Algimantas Jankevičius ir podkastas 5 minutės. Maldoje už šventyklos pašventinimą Saliamonas, įkvėptas Dievo dvasios tarė: jei svetimtautis nepriklausantis tavo tautai Izraeliui ateitų iš tolimos šalies, vedamas tavo didžiojo vardo, galingos rankos ir tvirtos peties, ir melstųsi prie šių namų, išklausyk savo dangaus buveinį ir suteik, ko tik svetimtautis prašo. Įdan visos žemės tautos pažintų tavo vardą ir garbintų tave, kaip daro tavo tauta Izraelis, ir žinotų, kad tavo vardu vadinami šie namai, kuriuos pastačiau. 2 Metraščių knyga 6 skyrius. Šie žodžiai mums visiems primena, kad Dievas nėra tik izraelitų Dievas. Viešpats pasirinko izraelitus ir vadino juos savo tauta, tačiau turėdamas tik tai vieną tikslą – būti šviesa šiam pasauliui ir palaiminimu visoms tautos. Pradžios 18 skyrius. Jėzus, kalbėdamasis su moterimi Samarietė, pasakė: išganymas ateina iš žydų. Jono Evangelija 4 skyrius. O tai reiškia, kad išganytojas ateis iš Izraelio. Liūtas iš Judų giminės, Dovydo šaknis, kaip parašyta Apreiškimo knygoje. Pranašas Izaijas gražiai išreiškė Kristaus įtaką šiame pasaulyje. Aš padarysiu tave ir tautų šviesa, kad mano išganimas pasiektų žemės pakraščius. Izaijo 49 skyrius. Iki žemės pakraščių, kad kiekvienoje tautoje būtų viešpaties pažinimas ir žinojimas apie Jėzaus mirtį ir prisikėlimą. Ne tik žinojimas, ir tikėjimas tuo. Izaijas toliau tęsė: ir svetimšalius ateinančius pas viešpatį, kad man tarnautų, kad mylėtų mano vardą ir taptų mano tarnais. Visus, kurie švenčia šabą ir jo neišniekina, visus, kurie laikosi mano sandoras, aš nuvesiu į savo šventąjį kalną ir pradžiuginsiu juos savo maldos namuose. Malonės man bus jų deginamosios atnašos ir skerdžiamos aukos ant mano altoriaus, nes mano namai bus vadinami maldos namai visoms tautoms. Izaijo 56 skyrius. Vėliau Jėzus Kristus pakarto šios žodžius, kad primintų izraelitams tikrąją Dievo namų paskirtį, nes jie savo prekybą pavertė juos plėšikų landinę. Mato Evangelija 21 skyrius. Pažymėtina, kad jau Saliamono gyvenimo metu mes matome tam tikrų įrodymų, kad artimiausios ir tolimos tautos, tiksliau jų karaliai, pradeda suprasti, kas iš tikrųjų yra Izraelio Dievas. Pažiūrėkime, kaip finikietis Hiramas, Tyro karalius ir artimas Dovydo, o jam mirus ir vėliau Saliamono draugas, reiškia džiaugsmą, kai Saliamonas paveldėjo savo tėvo sostą. 1 Karalių knyga 5 skyrius. Tebūne šiandien pašlovintas viešpats, tarė jis, kad davė Dovydui išmintingą sūnų šiai gausiai tautai valdyti. Jis vadina Dievą viešpačiu Jahve. Šebos karalienė pati atvyko susitikti su karaliumi, apie kurį kuriamos legendos. Aplenkusi Jeruzalę ji taip pat sako: tebūna palaimintas viešpats tavo Dievas, kuris parodė tau malonę, pasodindamas tave Izraelio sostą. Iš amžinos meilės Izraeliui padarė viešpats tave karaliumi teisingumui ir teisumui vykdyti. 1 Karalių knyga 10 skyrius. Įtaka, kurią viešpats skleidė žemėje, nepraėjo pro didžiausius valdovus istorijoje. Per Danielių ir jo draugus tiesa apie Dievą rado kelią pas Babilono karalių Nebukadnecarą, kuris ne tik pripažino viešpatį, bet ir atgailavo bei priėmė jį. Danieliaus 4 skyrius. Jau vėliau, senyvo amžiaus Danieliaus dėka, Persijos karalius Kyras parašo dekretą, kuris laikomas istorikų pirmojų dekretų dėl religinės laisvės, liepdamas izraelitams atstatyti Nebukadnecaro sunaikintą Jeruzalės šventyklą. Ezros knyga. Visi šie kontaktai nebuvo veltui, nes Biblijoje sakoma, kad net pagonys ruošėsi Mesijo atėjimui. Pranašas Agėjas vadina Kristų trokštamu visų tautų. Kai gimė Jėzus, vieni pirmųjų jo garbinti atėjo užsieniečiai, išminčiai iš rytų, kurie matė jo žvaigždę ir sekė ją. Brangus draugai, Jėzuje Kristuje viešpaties malonė ir jo išgelbėjimas prieinami visai žmonijai. Tačiau
Evangelija dar neskambėjo visose mūsų planetos kampeliuose ir visose mūsų respublikos kampeliuose. Ir šiandien tam tikrų mastų vieno iš neišvengiamų Jėzaus Kristaus pasirodymo ženklų išpildymas kabutėse priklauso nuo mūsų. Būtent prieš ateinant išganytojui Evangelija bus skelbiama visoje žemėje, visoje Lietuvoje, kaip liudijimas visoms tautoms. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas Jankevičius.